Sveikinuosi su jumis iš Ukrainos. Vėl eilinį išvyką į Donbasą, vėl vežam paramą. Mes važiuosim mašiną perduot į tokią vietą, kurios skaityk nėra. Važiavom į mūsų nakvynės vietą, tai bandom susikonstruoti šildymo sistemą. Žiūrėk, ką radau. Labas rytas, nuostabi diena. Neškime truputėlį pozityvo, viskas pas mus gerai, pamiegojom, pailsėjom, išsimiegojom. Trumpa vėl ataskaita apie tai, kas vyksta. Tai iš mūsų nakvynės vietos mes išvažiavom, paskui važiuoja Žvėrizmas ir mes dabar važiuojam į Orechivą. Į patį Orechivą ir tenais tą mieste yra ir štabas, yra ir tankai, ir kareiviai, ir apskritai iš to miesto jau nedaug yra likę. Tai mes važiuojam į tą miestą ir tenais perduosime Osvaldui Žvėrizmą. Dar atiduosim krovinio nemažai. Ant už nugaros yra dronai. Mes jau ten vienam sandėlį išsikrovėm padangas, išsikrovėm sausus karinius davinius, prieš tai Kijeve išsikrovėm dar vieną pilną mikroautobusą irgi vairios paramos, irgi buvo kariniai daviniai, apkastų žvakės ir taip toliau. Vienu žodžiu, dar važiuoju irgi šiek tiek paramos į patį frontą, dar anoj mašinoje dar 2 kompai, yra dar šildytuvas karinis, yra Vebastą, palikom tam namelyje, kuriame nakvojom šiandien, tai greičiausiai mes dar po dienos grįšime į tenais ir ten dar irgi vieną naktį praleisim, tai nieko netaiktus tenais, visus palikom kuprinės. Įvažinėjom jau į Orechiv, telefonus įsijungėm į skrydžių režimą ir dabar jau važiuosim per tą griautą miestą, pamatysit. Čia žinok, aš matau, kaip pastatas atrodo. Kągi, atvažiavom į vietą, esame Orechive, jau sutikom Osvaldą, man už nugaros stovi. Matot, kaip parodo pats miestas. Labas, Osvaldai, tenai matytas. Pagaliau Saras atvarė. Sunki Lenkija, jo? Sunki Lenkija. Ir šį kartą žinok sieną pakankamai gerai, viskas gavosi gerai. Nu, tai dabar ką mes čia Orechiv, ne? Orechivas, Pasvalio, gal didesnis dar miestelis, kurio nebėra. Maždaug atrodo kaip Bachmutas prieš metus. Už metų atvažiuos salūną pažiūrės, kas iš jo liko. Tai gal greičiau atvažiuos. O klausyk, tai šiaip dabar jau nebelikę, ne? Nu, 3 mačiau, dar pabulka vieną dėdą su dviračiu. Daugiau nežinau. Pasiklausyk, sustoj, dabar mes jau bustom čia kokie 10 kartų artileriją girdėjom aplinkui. Jo, išeimų, yra kažkas. Ir priėjimų. Yra. Čia šviežias visai, ne mums už nugaros? Šviežias už nugaros kabas atskrido lygiai prieš savaitę. Tai va gerai, kad mes žinom, kada jie atskrenda, tai spėjom sulysti ten, kur reikia. Oro pavojus būna pranešamas, nematosi? Ne, tiesiog reikia internetu turėti ir pasako. Ten tada lendi į Rusiją. Supratau, okei. Tai gerai, šiek tiek ką mes dabar mašiną tau perdodam, aš viską dar paaiškinsiu, pasakysiu. Nu, reikės pamokų, nes mašina kaip žvėrinė, sidarinė, taip kad... Žvėrizmas, čia reikia pakrikštę žvėrizmą mašiną. Kas čia? Orechivo kasdienybė. Matom patį šviežiausią kabą atskridusi rusų aviacinį valdomą bombą. Ir vat kas lieka iš daugiaaukščio, tarytum ir nebuvo, jo? Tai čia per vidurį, tiesiog čia ne 2 daugiaaukščiai, čia vienas? Vienas, atrodo jau kaip 2, jo. Aha. Tai va, bet kas įdomiausia, kad galima išgyventi, reikia būti Rusijai, įlysti ir, žodžiu, žmonės buvo, bet visi gyvi sveiki. Visi persikraustė į saugesnę vietą. Bet čia jau civilių nėra, ne? Čia tik tai... Ne, čia tie, kurie nori ir gali. Okei. Bet čia net iš vis langų nėra. Bet čia gaisras buvo, čia apšaudimas buvo, čia ne... Čia dažnai, čia ne pirmą kartą. Čia... Prieš tai ir gradai, ir uraganai, o dabar bombikė atskrido. Bet čia sprogimo banga net kitoj gatvės pusėje nuo namų stogus nuplėšė. Turgus, parduotuvės. Žiūrėk, tiesiog parduotuvės į lauką iškėlė, nes vidus parduotuvių susprogdintos.
Tai vat, maskoliai kariauja nežinau su kuom, bet jie, matyt, su Maskvos patriarchatu bando viską sunaikinti. Kad Maskvos patriarchato neliktų Ukrainai. Bet čia, žiūrėk, degėsių biški kvapas yra, kažkas čia nesenai buvo atskridę, ne? Čia kasdienybė tokia, čia kasdien kažkas atskrenda, kažkur kažkas vyksta. O ten paskutinė vieta, kur matėmas šitą lopinėlį, ten yra prekybos zonų. Yra turgelis, miniatiūrinis, babulkos prekiauja. Tai aš mačiau, bet ten, aš kaip suprantu, tiesiog yra išneštas parduotuvių, turinys, tas parduotuvių nebelikę. Jo, iki pietų. Iki pietų dirbė. Maskvos patriarchatas. Ta prasme, vat, stoju prie tos cerkvės, dairausi aplinkui ir aplinkui nei vieno sveiko namo nėra. Ta prasme, tiesioginė žodžio prasme nėra nei vieno sveiko namo. Šitas miestelis atrodo kaip Bachmutas atrodė prieš metus maždaug. Ir progresas ne į gerą pusę. Kavinė buvo kažkada. Buvo parduotuvės, bet jie suspraudino, dabar prekiauja tiesiog ant gatvės. Eva yra ukrainietiško kosmetikos parduotuvių tinklas. Panašiai kaip pas mus. O Sarma gal sakyčiau, ar Eurokos. Labiau gal Eurokos toksai žemesnių kainų parduotuvė. Be prekių, prekės spėjau įsinešti. Kainos tik tai likę.
Kur mes esame? Mes dabar esame mūsų štabe paslaptingam, iš kur vyksta valdymas, veiksmas, skrydžiai reguliuojami. Tai va, ir esam saugus. Saugus, nu mes čia giliai po žemę, aš taip suprantu, esame. Gal nelabai giliai, bet po žemę. Po žemę. Čia virtuvė. Jo, Jonas tuoj paruoš mum pusryčius. Jonai, darai maistą mum? Koks šiandien meniu, Jonelė? Kur Jonas? Nėra Jonas. Pabėgo Jonas. Pabėgo Jonas. Šiandien pas mus tušonkė, ukrainietiška kiaulės, tikros kiaulės tušonkė, lietuviška kava ir makaronai jau pašys. Ukrainietiški. Ukrainietiški. Čia yra šildymas, ane? Jo, lietuviška Bebasta. Žydaus pabesta. Žydrūnai, linkėjimai, pas mus karšta. Žydriau, ačiū už Bebastą. O čia yra valdymas visas, dronų žvalgyba. Jo, čia yra miegamos vietos. Osvaldas atidarinėja konservus. Jonas daro valgyti, jau padarė. O Valdas kabina vėliavą štabe. O ką daro Domantas? Surinkinėja Osvaldui kolimatorius ar ginklų. Osvaldas surinkinėja Osvaldui ginklą. O žiūrėk, tu čia rėpą pasidėt? Kažkokį, tai prašau, savo. Tai, Valdai, ačiū tau. Praeities žvalgas štabe. Skanaus kebra. Dėkui. O mūsų vėžės tai konkrečiai vėžės kaip patalpa taro. Ir pagalėsim paralelinį kelią. Vaikliovys. Kur toliau? Osvaldai. Pasiavo, ne? Gerai. Filmuotis draivas. Draivas. Tai gal ne pati blogiausia vieta. Turi laukia šitas mašinas, bet čia padarot padarėt, ne? Nes tai nėra pozicija apsilatos tokia. Neišvažiuoja iš čia. Baliamas ten kirsa dugno. Tai va ten, kur reikėjo, tokių yra irgi, žinai. Eina savo. Kiek įpo, bet kiek, gerai. Viskas. Važiavom. Leidys ir jau verkį laukti, ja? Jo, bet medžio nėra. Va, neišpėdus? Ne, baig, tas medis, čia mes jį pasiūsim. Viskas samdų nusienė. Ir einam gervintis. Atvažiavom. Toliau jau neto važiuosim. Pabandėm išvažiuoti į laukus. Pirmas žvėrizmo krikštas. Viskas tvarkoj, pamatytumėt, kokio mes ten provežom važiavom per BTR išvažinėtą pievą. Atvažiavom dabar, padarysim prišaudimą, nes Osvaldą atvežėm lauktuvių, kolimatorių su didintuvu. Domantas viską prisuko, pasiimam šovinių ir varysim prišaudyti. Va čia šitie du dalykėliai prie Osvaldo ginklo. Domantas prisuko, dabar prišaudysim, atiduosim Osvaldui ir Osvaldas tada eis žudyt kacapų. Jo, kiaulių medžioklė. Čia sakė minuota, ne, šitie laukai? Čia visko gali būti primėtyta, bet... Bet toliai nuo kelio neinama, ne? Ne. Ok, čia va šaudysim į tos pamatus. Tai taikiai nereikia atsinešti. Žiūrėk, ten yra tas mėsos pakelis mažas. Tai galim tą mėsos pakelį sušaudyti. Aš ant galinės sėdynės numečiau, Domantai. Čia per šakas kaip prasinešėm. Iš karto maskiruoti originaliai. Blemba, žiūrėk, mašina stovi ir sminga, jinai stovėdama į žemę.
Čia kokia minkšta žemė. O patikrinam, ką čia sudėjo. Ką padarai, 25 metrus, ne? Jo. Tu dabar šaudysi į tas sniego rutuliukus, ar... Ten dešų priimti prieš tai. Ai, tu į tas ai, matau jo. Tu į tas įsmeigtas dešas bandysi pataikyti. Na gerai. Žemė eina. Į apačią, ne? Į apačią eina, į plytą. Va, matai? Į apačią ir į dešinę eina. Gerai žemė pataikė? Į plytas pataikiai. Plytas, man, dešį plytas, dabar pataikė. Ai. Aš jau, tu šauk dabar į podelį. Į tą mėlyną podelį. Va. Į dešinę 20 somų eina. 15 gal. Žemai ir į dešinę. Bet dabar per kiek eina? Per kokius 6 somus į dešinę ir 10 somų žemyn eina. Oi, dar žemiau nuėjo. Jo, ir dabar į kitą vietą šuojau. Tu taikyk į poduko tą raudoną tašką, tai aš tada suprasiu, kas yra. Nu, tą bordo. Gerai, aukštis geras, bet į dešinę per 5 somus. Dar pareguliuok. Opa! Bet aš nemačiau, kurią vietą pataikiai. Štai mes jau atlikom visas užduotis, išvažinėjom iš karo zonos. Štai man už nugaros Orychivska. Jau be liemenių, kaip matot, aš tiesiog su paprastais drabužiais. Ir čia yra tokia tradicija, kad kariai, kurie atitarnavo čia, Orychivą išvažiuodami palieka savo karinio dalinio vėliavą. Matot, ten yra daugybė vėliavų prismaigstyta. Tai mes nusprendėm, kad mes turim teisę čia palikti ir mūsų Lietuvos vėliavą. Štai mūsiškiai į vieną iš stovų įstatys vėliavą. O galite pasižiūrėti, kokių čia yra. Orychivski rajon. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Mes susimatysim kitose laidose. Iki. Esu apleisto cukraus fabriko teritorijoje, turbūt dar iki Antro pasaulinio karo jis buvo statytas. Dar labai fainai, kad šitas objektas nenuvandalintas. Tokie seni inžineriniai sprendimai ir jie yra nesugadinti, nes čia labai tokia atmosfera įdomi.